pats geriausias žaidimas asmeniškai man, tai yra mano gyvenimas. Nes jame galiu daryti tai, ką pats noriu ir kaip aš noriu, taip aš tą žaidimą ir kuriu. Aš manau, tai yra fantastiškiausias dalykas, koks tai gali būti tavo ir mano gyvenime. Tai, kad mano istorija ir mano žaidimas labai stipriai pradėjo keistis lygiai prieš 2 metus. Dėl to šitas video ir išeina šią puikią datą. Jubiliejinė. 2 metai, kaip mes su Ilona pakeitėm savo gyvenimą 180 laipsnių. Ir atrodo, kamgi tą reikėjo daryti. Taigi gerai gyveni, turi automobilį, turi būtą, turi puikią algą, viskas pas tave tvarkoj, stabiliai ir viskas šalia, viskas yra, namai čia, viskas super puper. Bet kažkasgi viduje buvo ne taip, kad aš tiesiog paėmiau tą disketę iš Segos, išėmiau ir įstačiau visiškai naują, kurios dar nežaidžiau. Hello guys, today we walk in my city, in Vilnius. Ar buvo sunku padaryti, išimtą disketę seną? Iš tikrųjų buvo sunku, nes nežinai, o kas naujam žaidime laukia. Gal aš nebūsiu loseris, bet spjoviau šitą loserį, aš tiesiog žinojau, kad pas mane prasidės kažkas to, ko aš niekad neturėjau. O tai mane labai stipriai vedė į priekį ir mes su Ilona nusprendėm judėti į šitą challenge. Mes pasakėm patys savo, per 30 dienų turim palikti savo namus. Ir pradėjome galvoti, kaipgi padaryti taip, kad galima būtų ramiai toliau tęsti kol kas esamus darbus, bet jau keliauti. Ir mums kilo ideali idėja pakeisti savo automobilį į tą, kuriame galima bus ir gyventi, ir miegoti, ir valgyti, ir dirbti. O už vien jame ir keliauti. O kol kasgi mums dar reikia sukrauti daiktus. Ir aš net negalėjau pagalvoti, kad aš per savo gyvenimą tiek esu sukaupęs daiktų, sportbačių, 25 poras, kurias tiesiog išdalinau visiems, kas tik tai kokias norėjo. Nes man tiek tiesiog su savim nepasinešti. Dėl to išvažiavau su porą sportbačių ir šlepetėm. Bei šlepetės šiuo metu mano geriausias draugas. Beveik kasdien su jom visur. Į kalną, į pliažą ir į sportą. Super puper išradimas. Šlepetės. Ir žengėme į tą nežinę, net greičiau negu per 30 dienų, per 20 kažkur dienų mes jau susirašėm visus savo daiktus, kažkas jau važiuoja pakeliui į Vokietiją, o mes su katinais, su likusiais daiktais į automobiliuką ir iššokome link Vokietijos. Trasoj mūsų laukia jau įdomius nuotaikos, nes mes važiuojam į kažką tokio naujo ir grubiai per 1,5 paros mes praminėm 1800 km ir atsidūrėme dileryje, kuriame jau sumokėtas užstatas. Ir aišku, tas kemperiukas, jisai buvo netoks gražus kaip ant nuotraukų ir mes su Ilona apsižvalgę vienas į kitą supratome, kad kaip dabar jo nepirkus. Ir mums žiauriai pasisekė, kad su mumis kartu keliavo Dievas ir jisai tai padarė, kad dar pardavėjas nespėjo paruošti dokumentų ir mums reikėtų dar laukti net 3 savaitės, kol jis paruoštų dokumentus, nes jo techninė būklė buvo ne pati geriausia ir tufo jisai negalėtų praeiti. Tai, kad mes trinam rankeles, supratome, kad mes liekame Vokietijoje šiek tiek ilgiau. Ir taip sėkmingai gavosi, kad tas kemperiukas, kurį radau, visiškai stebuklingai iš to pačio dilerio, nors Vokietija rinka tikrai didelė ir man pasisekė baksti piršteliu į tą patį dilerį. Tai kad mūsų sumokėtas avansas nesudegė, o mes atvažiavom ir tiesiog pasiėmėm tą kemperiuką, kurį dabar matai savo ekrane. Mes pradėjom visiškai kitą gyvenimą
Iš pradžių važinėjome po visą Europą, po visokias šalis, po sostinės, po kalnus, po jūras. Ir kas buvo smagiausia, kad mes tiesiog galėjome atidaryti žemėlapį, baksti pirštukų ir judėti į kažkokią kryptį. Ir taip mes apvažiavom tikrai daug labai šalių Europos. Ir taip gyvendamas aš pajutau tą tikrą laisvę. Nes tada galėjom tiesiog būti bet kur, su kompiuteriu atidarai, padirbi, eini kažkur pasivaikščioti, susipažįsti su naujais žmonėm ir tu tiesiog visą laiką kelioniai. Tai asmeniškai man buvo tikrai faina ir aš labai džiaugiuosi, kad aš žengiau tą žingsnį, kad išimti seną kasetę iš Segos ir įkišti naują ir žaisti visiškai naują žaidimą savo gyvenimo. Tuom nepasibaigė mūsų žaidimas, nes mes perėjom į kitą levelį, nusprendėm skristi į Aziją. Tenais mūsų laukia jau Balis, o svarbiausia reikėjo mums nusigabenti su savim savo gyvūnus, katinus. Nes kaip ir minėjau pradžioj, mes sukrovėm viską į automobilį, tai daiktus ir katinus. Atskridę į Balį, praleidome ten ilgą laiką, virš 8 mėnesių. Aišku, tuo tarpu mes keliavom ir į Indiją, ir į Malaiziją, ir į kitas Azijos šalis. Užsilaikę Indijoje, supratome, kad mums jau sala yra per maža ir mums norisi gyventi žemynė. Nes aš žmogus, kuris visą laiką mėgau kartais atsisėsti į mašiną, iššokti į kokią Varšuvą arba Berliną arba kur nors ir savo smagiai praleisti laiką. O saloje aš jaučiausi tikrai kaip kalėjime, jau vėliau, nes iš kol jos nevažiavau visos, bet vėliau tikrai jau pasitau kaip kalėjime. Ir nusprendžiau, kad man žemynas vis dėlto arčiau širdies. Ir mes atkeliavom gyventi į Vietnamą, kur dabar aš ir esu. Vietname jau esam 6 mėnesius. Ir kai tu žiūri šitą video, aš skrendu į Indiją. Ir kur atsidaro pas mane dar naujas žaidimas, nes tenai atkeliauja neužilgo keliautojai Unalom Travel, kurie patirs mūsų gyvenimo skonį 2 savaitėm, o už vien pamatys puikią Indiją, puikius kraštus ir pasivaikščios po šventyklas, atidarys savo gyvenimą naują versiją žaidimo būdu. Ir esu ant tiek laimingas, kad aš padariau tą žingsnį. Be abejo, būna ir sunkių momentų, ypač kai tu esi visiškai ne namuose, tu esi kažkur kitam pasaulio krašte, bet mane asmeniškai tai ir veža, nes aš tokiu būdu pažinstu dar labiau pasaulį, sustiprinu save, kiek morališkai, taip ir dvasiškai, nes dvasiškai, žinokit, čia tikrai visiškai kitaip negu pas mus Europoje. Apie tai dar bus tikrai nemažai video ir rekomenduoju tau užeiti mano Instagramą. Istorijose pamatysi, į kurią šalį aš tik ką nusileidau. O nuo ten prasideda labai daug įdomių dabar kelionių pas mane. Sek tenai, ten greičiau visokių įdomybių bus, o YouTube, kaip galėsiu, taip stengsiuosi tau greičiau parodyti įdomių naujų kadrų. Nes aš tau noriu parodyti vaizdus, kokius aš matau savo akim, kaip aš matau gyvenimą, pasaulį ir kultūras, o svarbiausiai, kaip gyvena iš tikrųjų visam pasauliu žmonės. Kaip aš pats keičiuosi nuo to, kai aš važinėju, kai man būna ir sunku, kai man būna ir džiugu. Ir viską tai noriu tau parodyti per savo video. Dėl to aš ir pavadinau savo kanalą Man with Cam, tai žmogus su kamerom, kad tiesiog visą laiką vaikštau, filmuoju ir esu dabar pridaręs daug, tiksliau esu prifilmavęs daug labai kadrų ir kuriuos noriu dabar tau po truputuką rodyti. Ir pradėsiu dabar irgi rodyti jau ne tik tai, kur dabar esu, o ir nuo to, kas pas mane prasidėjo. Tai kad šitas video tiesiog toks man pačiam priminimas, kad kas buvo prieš tai, kai mes pakeitėm tą kasetę ir kas yra dabar. Labai džiaugiuosi, kad turiu progą pažinti visokių pasaulio kraštelių tradicijas. Ir tiesiog suprantu vieną, kad mus vienyje vienas žmogiškumas. Kai tu esi kitam žmogui mielas, nuoširdus, šypsaisi ir sakai, kaip viskas yra, žmonės taip pat tau atsako ir visą laiką pagelbės kiekvienam pasaulio taške, tau kiekvienas. Tai kas svarbiausia, būk žmogum ir tada tavo keliai, visos durys bus atvertos. Dar vienas malas įrodymas, kad Vietname šaunūs žmonės, tai dabar pasakiau, kad aš jau išvykstu iš tenai. Pasakė, važiuojam į link manęs, aš turiu tau dovanėlę.
Tai kad važiuojam, pažiūrėsim, kaip gyvena mokytojai Vietname. Taigi gavau iš mano kolegos vietnamiečio mokytojo, aš jam daviau savo lietuviškus litukus, o pat gavau vietnamietiškus senovinius kupiūros. Tai kad jas atvešiu į Lietuvą ir kažkam reikės, galėsiu parodyti irgi. O va taip gyvena mokytojas iš Vietnamo ir taip šiltai mes susipažinom sporto klube ir kai aš jam pasakiau, kad išvažiuoju ir palieku jau Vietnamą, tai tiesiog pasakė, aš tau turiu kažką duoti, kad tu visai apie mane atsimintum. Tai kad visą laiką verta būti žmogum ir tau taipogi ateis šilti ryšiai nuo kitų žmonių, bet kur tu būtum. Tai kad būk žmogus ir tavo gyvenime viskas seksis labai gerai. Dar viena puikiai šeima, su kuo susipažinau čionai, tai kad jau kažkam reikia foto arba kažkokios su foto reikmenų, užeikit čia, aš paliksiu nuorodą. Iki.